Šį savaitgalį jau vasaros pradžia. Ta proga su savo brangiaja nutarėm ją pažymėti taip, kaip mums labiausiai patinka – ant moco. Juolab, kad Airijoje vyksta kažkokie stebuklai. Telefonas rodo 28 laipsnius. 28. Čia Airijai beveik kaip Sahara. Kai pamatai tokį skaičių, nebegali sėdėti namie. Reikia krauti tašes, rišt palapinę ir varyti ten, kur veda kelias. Šį kartą mūsų tikslas – legendinis Wild Atlantic Way. Vienas gražiausių pakrantės maršrutų Europai. Virš 2500 km kelią palei Atlanto vandenyną. Uolos, kalnai, vingiuoti keliai, maži miesteliai, švyturiai ir vaizdai, nuo kurių kartais net pamiršti, kur važiuoji. Aišku, visų 2500 km mes neprasuksim. Tam reikalai turim tik savaitę. Nu jo, teoriškai per savaitę galima pralėkti viską akis išdegus ir po to didžiuotis kilometrais. Bet čia ne mūsų stilius. Mes važiuojam ne rekordų mušt. Mūsų tikslas – ramiai riedėti. Sustot ten, kur gražu, užsuk ten, kur įdomu. Pamatyti ne tik kelią, bet ir tai, kas yra šalia jo. O kai Airijai beveik 30 laipsnių, būtų tiesiog nusikaltimas nepraleis kokio pliažo ir neiššokti Atlantą atsiveivinti. Todėl pradėsim maždaug nuo vidurinės Wild Atlantic Way dalies ir leisime žemyn į pietus. Be griežto plano, be lenktynių. Kur patiks, ten stosim. Kur gražu, ten pasiliksim ilgiau. Mūsų laukia savaitė ant ratų, nakvynės palapiniai, rytai su kava prie vandenyno, vakarai kažkur pasaulio pakrašty, kur girdisi tik Atlanto bangos ir vėjas. Aišku, čia Airija. Todėl net ir prie 28 laipsnių kuprinėj guli lietaus apranga. Nes niekada nežinai, kada šita šalis sugalvos iš tavęs pasijuokti. Varom pažiūrėti, ką šį kartą mums parodys laukinis Atlanto kelias. Pirmas mūsų taškas – Charleville Castle. Su šita vieta pas mus sena pažintis. Čia esam praleidę ne vieną vakarą, ne vieną naktį ir ne vieną gerą tūsą. Buvo laikai, kai šitą pilį važiuodavom dažniau negu į kokį prekybos centrą. Pagal visas legendas tai viena labiausiai vaiduokliais garsėjančių pilių Airijoje. Tik per visus tos kartus nė vieno taip ir neteko sutikti. Turbūt, kai mes čia atvažiuodavom, vaiduokliai patys slėpdavosi. O šiaip, paskutinį kartą čia lankiausi gal prieš kokius 15 metų, jei atmintis manęs neapgauna. Keista pagalvot, kaip greitai tas laikas prabėgo. Nu ką, vartai uždaryti. Reikėjo gal prieš atvažiuojant susisiekti su tom, kaip jį ten vadino, Duffy, Ufi, velnias nebepamenu. Nu iš čia bosas šitoj pilį. Jeigu kas į senos chebra žiūri šitą video, parašykit komentaruose, kaip jo vardas buvo. O gal kas dar ir kontaktą tebe turit įsisaugoję. Aišku, gaila. Norėjosi vidų nužeit, prisimint senus laikus, bet yra kaip yra. Nieko, pakelsiu droną ir bent tai pasižvalgysiu. Prieš 15 metų tokio žaislą neturėjau.
Cherville Castle šiandien taip ir neįlindom, liko tik pažadėjimas savo, kad dar kada nors grįšim. Bet pagal maršrutą mes per daug dėl to neliūdim, nes pakeliui laukia dar viena pilis. Ne tokia legendinė gal, bet vis tiek verta sustoti ir prasukti. Juolab, kad nebuvę dar. Šiandien iki Atlantą jau nedavažiuosim, kryptis kita. Iš namų pusę sukam link Tullamore, tada dar toliau link Loch Derg ežero. Ten ir planas nakvyniai, kempingas prie vandens. Dabar tiesiog riedam toliau. Karšta, kaip retai Airijoj būna. Norisi važiuoti tik su maike, bet galva dar veikia. Savisaugos instinktas dar laiko, nes realiai gali bet kada nusijobint nuo to kibiro, o ta odinė koža vis tiek vienintelis dalykas, kuris bent kažkiek sulaiko nuo rimtesnių bairių. Tai taip ir važiuojam, karšta, bet su protu. Gazas po truputį, kelias priekyje ir dar geras pusdienis prieš akis. Pirma diena į pabaigą. Ne visai tokia, kokia ryte buvom nusipiešę galvoj, bet velniai nematė. Aplankėm keletą pilių, prasukom keletą bevaisių sustojimų pakeliui, bet dabar vėl šiknos ant balnų, rankos ant ragų ir judam. Blemba, Airijai tokia kaitra, kad atrodo asfaltas tuoj pradės prie padangų lipti. Čia nebe normalus oras, čia kažkokia anomalija. Grynas pragaras ant 2 ratų. Po visos dienos, kai saulė tave kepa kaip pigų kepsnį, o šalmas galvą spaudžia taip, kad norisi jį į pirmą pasitaikiusi griovį švystelt, kiekvienas sustojimas buvo kaip šventas išganimas. Bet dabar galvoju tik viena mintis, tik vienas vienintelis planas – ežeras. Nesvarbu, ar jis šaltas, nesvarbu, ar ten yra žmonės, nesvarbu, ar jis purvinas. Norim nusimti šalmus, nusispirti kerzus, nuimti visą šią velnišką aprangą ir nusimesti visą tą prakaitą. Visą tą dieną tiesiog į vandenį. Tai taip ir riedam toliau, su konkrečiu tikslu. Šiandien mūsų finišas ne kažkoks miestas ar nubrėžta linija žemėlapyje. Šiandien mūsų finišas yra vėsus, gaivus vanduo.
right lip then. Perfect. Sure, just keep it on your face. It's too warm. It's very warm, yeah. Gerai? Pepe. Pirma diena baigta, bet čia istorija dar tik įsibėgėja. Prieš akį dar laukia krūva kelių, naujos vietos, Atlanto pakrantės. Kalnai, kempingai ir aišku, visokie nuotykiai, kurių dažniausiai nesuplanuosi net norėdamas. Tai jeigu šitas video bent kažkiek užkabino, žinot tą visą YouTube magiją. Kalkit like, prenumeruokit kanalą, brūkštelkit komentarą ir susimatom kitoj daly arba kažkur pakeliai.